Sveiki, šiandienos tema yra simetrija ir dabar aš jums parodysiu, kaip nusibrėžti kokią nors figūrą, kuri bus simetriška ordinačių ašies atžvilgiu. Pirmas klausimas, kuris gali kilti, kas yra ta ordinatė. Tai ordinatė kitaip yra vadinama Y ašis ir trumpas planas, kaip tai padaryti, jau yra jūsų ekranuose. Taigi pirmas žingsnis yra iš kiekvienos trikampio viršūnės brėžiame pratęstą statmenį į Y ašį. Tai pasirenku viršūnę A ir brėžiu pratęstą statmenį į Y ašį. Kas yra statmuo? Statmuo yra atkarpa, kuri sudaro statų kampą. Kur tas status kampas turi būti, to jau parodysiu. Status kampas yra štai čia. Pratęstas statmuo su Y ašimi sudaro statų kampą ir tą patį padarykime su visomis trikampio viršūnėmis. Na štai turime 3 pratęstus statmenis. Ką reikia daryti toliau? Toliau reikia išmatuoti atstumą nuo kiekvienos trikampio viršūnės iki ašies. Kaip matuoti tą atstumą? Tai galime naudotis langeliais, bet jeigu būtų nepatogu, turėtumėm kokį nors kitokį brėžinį, tuomet mes naudotumėmės liniuotę ir matuotumėm štai šitą atstumą nuo viršūnės iki ašies. Tai čia matome 2 langelius, nuo C viršūnės iki Y ašies bus 6 langeliai, nuo A viršūnės iki ašies bus 4 langeliai. Kitas žingsnis – atidedame tašką ant pratęsto statmens tokiu pačiu atstumu. Tai jeigu nuo B viršūnės iki ašies buvo 2 langeliai, tai reiškia aš tą patį padarysiu kitoje pusėje tokiu pačiu atstumu, atidėsiu tašką 2 langeliais toliau negu yra ašis. Su C viršūnė darau tą patį. C viršūnė buvo nutolusi nuo Y ašies per 6 langelius. Tai atidedu ant pratęsto statmens tokiu pačiu atstumu ir su A viršūnė buvo 4 langeliai, ant pratęsto statmens dedu tašką tokiu pačiu atstumu. Kitas žingsnis – sujungiame taškus. Sujungiame taškus, dabar galime pažymėti naujasias viršūnės, tai čia apačioje pas mus yra viršūnė A1, štai čia yra viršūnė nauja C1 ir štai čia yra viršūnė B1. Paskutinis žingsnis sako, džiaugiamės rezultatu, nes štai mes turime naują trikampį, kuris yra simetriškas duotajam trikampiui ABC ordinačių arba kitaip tariant Y ašies atžvilgiu. Kita užduotis – brėšime trikampį simetrišką abscisių ašies atžvilgiu. Vėlgi klausimas, kas ta abscisė, tai yra X ašis ir veiksmų planas lieka tas pats, tik tai, kad mes brėšime pratęstą statmenį jau ne į Y ašį, o į X ašį. Štai turime 3 statmenius pratęstus, nubrėžtus iš kiekvienos viršūnės ir dabar turime išmatuoti atstumą nuo kiekvienos trikampio viršūnės iki ašies. Taigi nuo B viršūnės iki ašies mes čia matome 5 langelius, tai ant pratęsto statmens atidėsime tašką tuo pačiu atstumu, 5 langelių atstumu. Nuo viršūnės A iki ašies yra 2 langelių atstumas, taigi atidedu tašką ant pratęsto statmens 2 langelių atstumu ir nuo viršūnės C iki ašies yra 4 langelių atstumas, taigi naujasis taškas bus taip pat 4 langelių atstumu ant pratęsto statmens.
Sujunkime taškus. Ir pasižymėkime naujasias viršūnes. Taigi čia bus B1, čia bus A1 ir čia bus C1. Ir paskutinis žingsnis sako pasidžiaugti rezultatu. Ir štai mes turime naują trikampį A1, B1, C1, kuris yra simetriškas abscisių ašies atžvilgiu duotajam trikampiui ABC. Trečioji užduotis šiandieną nubrėžti figūrą, kuri yra simetriška duoto taško atžvilgiu. Taigi turime užduotį nubrėžti trikampį A1, B1, C1 simetrišką duotam trikampiui taško M atžvilgiu. M taško koordinatės yra duotos, yra 0 ir 1. Tai mūsų taškas yra ant Y ašies, nes jo x yra 0 ir pažymėtas ties vienetu. Taigi turime tašką M ir dabar brėšime naująjį trikampį, kuris bus simetriškas šito taško atžvilgiu. Tai veiksmų seka yra labai panaši. Iš kiekvienos trikampio viršūnės brėžiame tiesiai jungiančią trikampio viršūnę ir duotąjį tašką. Taigi brėžkime nuo B viršūnės, tai jungiu viršūnę B ir duotą tašką ir pratęsiu kaip įmanoma toliau. Turiu vieną tiesę, brėžkime kitą. Na štai, turime 3 tiesas, kurios jungia trikampio viršūnę su tašku. Dabar turime išmatuoti atstumą nuo kiekvienos trikampio viršūnės iki duotojo taško. Tai turėtumėm išmatuoti su liniuote atstumą nuo taško B iki taško M. Štai čia. Ir atidėti naująjį tašką tuo pačiu atstumu, kurgi jis galėtų būti. Taigi mūsų naujoji viršūnė B1 bus štai čia. Tokiu pačiu atstumu, kaip ir išmatavome nuo B iki M, tai bus nuo M iki B1 toks pat atstumas. Toliau matuokime nuo taško A iki taško M. Su liniuote išmatuojam, kiek čia yra centimetrų. Atidėsime tokiu pačiu atstumu, tai mūsų naujoji viršūnė A1 bus štai čia. Ir išmatuokime atstumą nuo taško C iki taško M. Štai šitą ir atidėsime tuo pačiu atstumu. Tai mūsų naujoji viršūnė C1 bus štai čia. Sekantis žingsnis, jau atidėjome taškus, turime juos sujungti.
Ir štai turime trikampį A1, B1, C1, kuris yra simetriškas duotajam trikampiui taško M atžvilgiu. Žinoma, viską darome su liniuote labai tvarkingai, bet aš norėjau jums parodyti tik patį principą ir priminti veiksmų eigą.